Tai sveiki, prie mikrofono Niekutis ir mes šiandien žaidžiam Minecraftą hardcore. Tai ką mes šiandien darysim? Aš darysiu, o jūs tik žiūrėsit. Tai šiandien aš galvoju, reikia gal truputį pakeliauti ir pasistatyti fermą. Arba eit pasikasinėti. Ir 3 dalykai, tiksliai nenusprendžiau, ką daryti. Be tos dar baigiau pasistatyti namą, kuris atrodo, truputėlį įdomiai. Taip. Tai va, kas čia stusi, nieko jau tokio ypatingo. Ir dabar aš manau, galima iš tikrųjų eiti, gal pakeliauti, bus truputį per anksti, nes jau tada keliavau iki namų. Tada statytis fermas kaip tik ir galima pradėti, nes jau namą ir turiu, tai galima jau ir fermas. Tai jau medžių ir ferma, jau net namui nepastačius, tai tada reikia pradėti statyti fermas. Aš galvoju, reikia pirmą prasidėti statyti nuo javų fermos. Gerai, vis tiek reikės jį kažkada pasimaininti. Taip. Va, pabaigiau fermą daryti. Ir galvoju, jeigu jau fermą pasidariau, tai galima varyti ir truputį pakeliauti. Tai va ten yra rūžavas medžių biomas. Tai galvoju, gal nueisiu ten, pasižiūrėsiu, ko ten gero yra, gal kažką gero, bet manau, kad kažką gero ten rasiu. Aš tai norėčiau džiunglės rasti bambukyną. Taip, tai iškirpti ar ką čia padaryti. Dar be tos, jūs rašykite į komentarus, ką man nuveikti kitame epizode. Jei aš dar gyvensiu kitame epizode. Tai rašykite į komentarus, tikrai pažiūrėsiu, koks daugiausiai užlaikintas tas komentaras. Ir tada žmogų, kuris tą komentarą parašė, tai tą veiklą mes ir nuveiksim. Ir dar įdėsiu į video gal. Taip, ką aš čia matau? Dar vienas kaimus. Tikrai nubėgsiu, pasimsiu lūtą iš ten. Tikrai negaila plūsinti kaimuko. Bet tai kai įdomi čia ant kalno įsirengia. Ne tik ant kalno, ten tiesiog viens kažkokia Opa, yra Iranas. Susiformavęs kažkoks kalnas ir ant jo gyvena. Karo čia normaliai. Dar būtų gerai gal kokį bambuką rasti. Tai nuo Irono pirmą ištikas. Tikiuosis, gal deimantų ten bus kokia blacksmith'e. Jeigu toksai iš jūsų egzistuos ten pas juos. Jeigu jie tokie protingi, tikėkimės jie protingi, kad
jau būtų išradę The Blacksmith, o ne knygas. Taip. Bandysiu padaryti kuo linksmesnį video, nes praeitas tikrai buvo netoks jau linksmas. Nes dar komentarus ten tiesiog. Padariau for fun video, galvojau, ten jis nieko nesurinks. 11 surinkau, ne 200 peržiūrų, man čia didelis skaičius tikrai. Labai visiems dėkoju, kas žiūrėjo, kas laikino, kas prenumeravo per tą video. Gal dar ateis? Tikėkimės, kad ir ant šito video surinksim tiek pat peržiūrų, gal net ir daugiau. Taip, kas čia gero mes turim? Heibėlai. Kai greunas, bet paimsiu, o paduona. Ir mepai imk. Mepai! Jep, šitą dar pats pasiemu, nes tikrai reikės. Opa, visas kaimas. Čia ir namas. Labai patogu. Po to aš išdidinsiu maksimaliausią skaičių mapą, kad galėčiau matyti viską visur, nuo vieno krašto iki kito. Kur kas yra, kad... Nu, šiaip dabar galiu pabandyti išdidinti, nors nežinau, kaip tai padaryti. Taip. Šitas plius. Ai! Nu, aš jau sufeilinau. Nu, va. Ką būna. Taip. Tap, ką čia reikia, heibėlai. Paimsiu, bet ilgai griaunas. Bet duona vis tiek reikia. Šiaip gal ne duonai, o gyvūnams. Gal aš maistą valgysiu geriau. Opa! Ten dar portalas, eiktų čia. Pakeliavau, va taip reiškia. Reikia gal daugiau taip pakeliauti. Kam eiti šachtas, kaip galima keliauti? Kačiukas, gaila neturim. Su kuo prisijungti, bet manau dar kitam bus tikrai su kuo prisijungti galėčiau. Jau man siemkių nebereik. Taip. Įdomu, jose ir tie. Tose bažnyčiuose, kur paušinus gaminti, ten nesąmonė. Kaip ten jie vadinasi, jeigu jie čia bus? Leika čia. Ai, tai tipo su ranka negali išgriauti. Nu va, tai tėvo su pikeksu reikėjo. Vienas prarastas, gal čia bus dar vienas. Ai, dar lova, jep. Kas čia? Brewing stand. Taip, einu lovą dar pasimsiu dėl viso pikto, jei ateitų naktis tiesiog bam, išmešu miegočiau, o ne su kryperiais kovočiau. Aš šildą pasidėjau, ui, dabar svarbu nesutiks skeleto, nes aš sutiksiu skeletą iš karto. Jau galima man karstą užsisakyti, nes skeletas tai be šildo man čia neįveikiamas dalykas. Nu, nebent senesnėse versijose. Ui, judam Jonavoj. Oi, juk mergiai. Čiut nemiriau, kaip visada, pagal neatsargumą. Ta. Gal dar karvių eisiu prisikasti? Oi, nusižudyt. Oi, aš tikrai nenoriu mirti. Reikės karvės išžudyti, kad gaučiau ėdalo sau, bet aš ne gyvūnas, kad ėščiau. Aš žmogus, tai aš, kad valgyčiau. Maisto, kad gaučiau. Valgio. Opa, čia tas. Aukso blokai 2, tikrai reikės paimti. O, paimsiu viską, nes aš keliauju, o kaip keliauju, aš imu viską. Dažniausiai. Nebūtinai viską. Gerai, taip, dabar ir prisikasiu. Šito ir tada prisirinksiu to. Kaip ten?
Akmens prisikasiu ir pasidarysiu furnasą. Su furnasu pasidarysiu aš tą. Nu, kad išsikasčiau ironinį pikeksą. Taip. Bam, balala, bam. Nu, so, kaip tik. Liuliuliuliu, reikės išsimiegoti arba aš mirsiu. Jeigu nori mirti, tai reikia miegoti. Opa, žiūrim, kaip leidžia saulė. Nu va, vaizdas tai gražus. Gerai, tikiuosi jau leis miegos. Opa. Taip. Gerai, su svordu. Gerai, nereikia su svordu, geriau šitu eksu. Einu va vis, tada karūkis, tada atgal namo. Nu, ir dar irono blokus, tačiau tiek daug maisto. Tikrai prireiks. Einu ten, va ten tai visas turgus. Nu, visas sambrui, kaip ten? Karnavalas visas gyvūnų. Čia vat maisto tai pilna, tai vat bus ką pavalgyti. Vištienos, karvienos, kiaulienos, kumpelį gali pasidaryti, chicken nuggets gali pasidaryti, nu čia va. Man kaip tik vieta išsižudysiu, aš čia išžudysiu visus, nesvarbu, kad vaiką turi, bet vaiko tikrai nežudysiu. O davai, nereikia, nes tegul jis gyvena, po to gal ateisiu ir rasiu ir tada nužudysiu. Nespėjau. Nepabėgsim. Nu, nežinau, daug aš nerinksiu, nes to čia matau eksas lūžda liko 4. Nu va, tikėkimės jau išsikepė mano. Iškepė ironą. Ir galėsiu aš... Olialia. Ką pasim tą aukso blokus. Perfect. It's iron pick. Taip, čia ironinis pikeksas. Ne akmeninis. Taigi. Nu va, pagaliau. It's iron pick. Kodėl tu negali nukristi tiesiog? Mane reikia paimti mane. Oi, tave. Kalbėti tą moku. Taip. Dabar 3. Gerai. Kelionė namo, manau, grįšiu už kadro, nes kaip dabar jau ir nieko nereikia ką daryti, jau viską padariau, ką planavau. Tai prie mikrofono buvau aš Niekutis ir visiems geros dienos arba gero vakaro arba gero ryto, kas kada žiūri, parašykite į komentarus, kaip ir ką man nuveikti kitam epizode. Viso gero, prie mikrofono buvau aš Niekutis ir dabar oficialiai tikrai viso gero.